Labas rytas iš saulėtojo šeštadienio, bet žinokit, žiūriai šalta, man rods yra laukia. Tai nežinau, kaip šiandien reiks rengtis netgi, nes norėjau dėtis pagal viską suknelę, bet tas dalykas, kad tikriausiai aš nesidėsiu, nes kas tas šalis, svarbu grožis, juokauju. Ir šiaip aš atsikėliau kažkokią tokią visą sloguotą, čiaudiau nežinau kiek kartų jau šiandien. Nosis bėga ir tikiuosi aš tikrai nesusirgsiu, nes nublema negaliu aš sirgti. Ir dabar prisėdau dažytis, dabar yra kažkur apie 11. Jo, tai ruošiuos, nes pas mane šiandien atvažiuoja Arūnė. Jo, praleisim savaitgalį kartu pas mane ir eisim, gal jie gausės į žiebimą netgi. Bet nežinau, jeigu labai šalta, tai abejoju pasys. Bet aš tikiuosi, kad mes eisim, nes aš noriu, kad eit, nes kad šiandien gruodžio 1. Tikrai sveikinu jūs su kalendorinė jau žiema, nors už lango dar nėra nieko nei ką. Bet vis tiek smagu, ar ne? Aš tai kažkaip vis tiek laukiu. Tų kalėdų man kiekvienais metais kažkaip smagu, kad jos ateina. Nu gerai, aš viskas nebešneku ir einu ruoštis. Ir dar norėjau pasakyti, kokią pudrą šiuo metu naudoju. Tai aš nežinau, mano pudra pati mėgstamiausia kažkodėl yra šaltuoju sezonu, būtent Rimelio. Šiva. Aiškus nesufokusuos. Tai jinai yra pilno maskavimo. Aš naudoju 200 Soft Beige spalvytę, nes buvau po Turkijos grįžus, kad įdegus ir mano spalvos per šviesios, tai nusipirkau šitą. Ir dabar ją naudoju, nes patinka truputį nebaltai atrodyti. Bet aš nesu visai tokia balta, ar ne? Ne. Žinote, ką sugalvoju, ogi galiu papasakoti trumpai, glaustai apie savo kolegiją. Kas čia per vyrus ten? Tai apie savo studijas. Taigi aš esu jau 3 kurso studentė. Ir man yra paskutiniai metai. Ir aš tikrai asmeniškai sakau, negaliu patikėti, kad tai yra paskutiniai mano metai. Bet kolegijai žinot, kas yra labai gerai, kad yra belekiek daug praktikos. Tarkim, 1 metais turėjau irgi praktiką, 2 savaitės skirtingose įstaigose. 2 metais irgi turėjau 2 praktikas. Man rodos jau po mėnesį laiko. Bet aš bijau pameluoti, nes nelabai jau pamenu. Jo. Abi po mėnesį laiko, man rodos, buvo. O vat ir 3 dabar bus. Šiais metais bus dabar sesija kaip tik man. Aš įsilaikysiu sesiją ir bus mėnesį laiko praktika. Ir po to 2 trimestre bus jau 3 mėnesių praktika, man rodos. Kažkas man taip sakė iš grupiokų, jeigu man pamelavot. Tai jo, ar patinka ar ne, esu be nuomonės dar šituo klausimu. Ir kažkaip baigusi neįsivaizduoju savęs dirbantį šitokį darbą. Na tai kas yra dietetikas, ar ne? Na jis sudaro mitybos planus pagal ligą. Ypač šiuos metus mokomas gydomosios, pavyzdžiui, mitybos, tai ten apie ligas, sudaro valgiaraščius ir panašiai. Jo, daugiau šiais metais į ligas orientuojamės. Praeitais metais mokėmės labiau abstrakčiai, kaip valgiaraštį sudaryti. Ir jo, ir taip pat. Tai ir sakau, net nežinau, ar man patinka, nes aš kažkaip visiškai kitaip viską įsivaizdavau, bet žodžiu, aš jau kai įstojau ir man 1 metais, aš taip pat jaučiaus ir aiškus, tai nėra bloga specialybė ir panašiai, yra įdomu, iš tikrųjų įdomu. Aš ta prasme nesakau tikro ne, kad aš tikrai nedirbsiu. Aš negaliu žinoti, kaip sakoma, neperšokęs griovio nesakyk kop, ar ne? Čia niekada negali žinoti. Gal gyvenimas privers, ta prasme, dirbti šitą darbą ir gal jis man tiesiog labai patiks, nes kol tu pats gal nedirbi to darbo, tai tau ir atrodo, kad jis gal yra žiauriai nefanas ir panašiai, bet gal pabandžius man patiktų, bet
mes, pavyzdžiui, praktikas atliekam dažniausiai ligoninėse. Man labai nepatinka, aš tikrai žinau, kad aš ten, nenorėčiau tikrai dirbti, nes man ligoninės kažkokį siaubą vis tiek kelia nuo vaikystės ir aš, ligoninėse ne. Kokią visuomenės sveikatos centruose gal. Tai žodžiu, tokie dalykai vyksta ir aiškus, kai esi stojęs į kolegiją ir nori magistrą, tarkim, aš norėčiau ar nestojat kitais metais, jei norėčiau, tai man dar reikėtų išlyginamasis pasiimti. Tai man vėl susidarytų 3 metai. Tai žodžiu, šiuo klausimu gal yra geriau iš tikrųjų pristoti ir universitetą, bet ten praktikos tikrai mažiau gausit. Nes mes praktikos tikrai, sakau, visus 3 metus, net 1 metais mes turėjom 2 savaitės praktiką ir, jau galėjom šiokį tokį vaizdą sudaryti, koks tai mūsų ateityje laukiamas darbas. Tai žodžiu, čia jums spręsti. Jeigu dar kokių turi klausimų, tai klauskit ir taip, aš moku už mokslą. Aš laikiau egzaminus tokius kaip biologija, anglų, geografija ir lietuvių. Ir viskas. Aš matematikos nelaikiau, bet biologiją turėjau ir įstojau. Tai žodžiu, jeigu sakau, dar kils kokių klausimų, klauskite komentarus, aš pasitengsiu. Kadangi šiandien yra 1 kalėdų diena, tai sugalvojau tiek kažką raudono. Tai dėjau tokią suknelę. Bet kadangi aš kai jau sėdėjau, jinai man kažkokia labai trumpa pasirodė, tai buvau su pėdkelėm iš pradžių. Bet po to pagalvojau, kad aš nejaukiai jaučiuos. Aš nesu ta mergina, kur mėgsta labai trumpus sijonus, trumpas sukneles. Tai žodžiu, sugalvojau, įsidėjau dar tokias ant viršaus odinės tamprės. Ir dabar žymiai geriau jaučiuos. Nes nebus baisu, kad kažkas ne to išlys po suknelės. Kaip, pavyzdžiui, pasilenkis. Nes, kai pasilenki, tai labai trumpas suknelė. Žodžiu, nors čia Emas dydis, aš nešioju tokį dydį, bet nebent čia tokio, nežinau, labai ilgos kojas turinčiams merginoms, modeliams ir kurios nori parodyti savo kojas, aš jų nenoriu rodyti. Aš dažniausiai čia kažkur, jeigu būtų toks kažkur ilgis, tai būtų super, bet nėra. Žodžiu. Atsidarė duris, negaliu įeiti. Turbūt žinai, bet patinki man baisiai. Truputį kuklinis naktinio reisų. Aš tave šiandien, bet tu man spėjai. Bam! Tuoj parodysiu savo naujus batus. Jas pirkau, kaip ir matote, jau iš Pull&Bear. Ir žiūrėkit, kokie jie nerealūs. Va, oh my god. Ta prasme, žiūri geri. Storių padu, labai tokių norėjau, bet pasikeisiu raištelius, nes man šitie nepatinka Timberlando raišteliai, iš vis čia nepirčiom. Taigi parodysiu, sakau, kaip atrodau svakė. Tada! Štai batai. Žinokit, žiūri, yra tas padas storas jų iš Pull&Bear, tai kas ieško tokių, jie kainavo kem 5 eurus, man labai faini. Ir prie tų mano timpų odinių žiūri cool atrodo. Ir suknelė visai patinka. Ir dar ką noriu pasakyti, kad štai esu nusipirkus tokią šiltą pūkinę striukę. Ją pirkau Berškoj, kadangi mes žiemą norime visos atrodyti irgi stilingai. Ir manau, kad kiekviena turim turėti tokią šiltą pūkinę striukę. Tai jinai kainavo 60 eurų. Ir man labai patiko, kad čia toks kalnierius yra, jų yra ir kapišonas. Nes daugiausia aš neturiu striukėse kapišono, kai žiemą sninga, ar kartais net lyt pradeda. Tai ta prasme būna kažkokia nesąmonė. Tai dabar būtent žiūrėjau, kad bus su kapišonu ir gražiai tas kalnierius čia taip
užsisega ir labai šilta. Ir man rods, kad tikrai stilingai atrodo. Ką jūs manat? Ar gražiai ar negražiai toks derinukas? Man patinka, aš gerai jaučiuos, nežinau. Lekiam pasitikti Arūnės. Susitikome jau su Arūne. Bet jinai eina metrą toliau nuo manęs, nes nenoriu, kad filmu. Bet vis tiek aš tą turiu parodyti. Tada biški šalta ir atėjom kavytės atsigerti. Tokios bus vietos. Pažiūrėsim. Atėjome į Coffee Kingą. Aš pasiėmiau karamelinę mačiatą, o Arūnė pasiėmė su zefiriukais. Tai va čia gerai, kad nėra šiandien daug žmonių, nes čia jau nabu fotkina jinai. Tai bus faina fotkina. Tai dabar paėsim kavytės ir varysim tikriausiai namo, nes blemba šalta lauke. O gal vakarą dar varysim į žemimą. Aš tikiuosi, kad varysim. Žodžiu, atvarėme į Lidlą. Dabar žiūrime visokias prekes. Ir štai mėgstai tie. Bet čia buvo. Žiūrėk, koks tos fainas. Mažytis toksai. Parodyk, koks jį. Nerodo jinai. Va, žiūrėkite. Ir tik 10 eurų, bet aš norėjau, kad čia būtų su eglutė. Bet nebėra jaučiu. Žodžiu, sėdė. Pirkame iš Lidlo. Ir prašome į kartą. Tortilė. Šitas rekomendavo Arūnė. Sausainiai. Taip pat Arūnės rekomendacija. Čia va tau dovanų. Ai, man vis tiek nežiūrė, ne? Guminuk. Taip pat rekomendavo. Kas? Čipsai. Nesu suragavus. Šiaip aš iš Lidlo nieko dar nesuragavus. Mandarinai, nes akcija buvo. To duona. Čia dvi užtepėlės. Ėmėmės štai tokias. Nežinau, čia vienas, ne? Kiek kainavo 5 centų. Tai dar vieni čipsai. Aš nesuprantu, mes taip pat tiek daug čipsų nusipirkom. Tai čia dar. Bet šitie tai yra tipo sveikas reikalas. Čia biški, kad kontrastas būtų, žinai, turi čipsai. Bet žiūrė. Man tai labai... Nu, tik tai tiek, kad duona piena. Ne, tipo mažiau riebalų per tą. Kaip man labai patinka. Čia dar viena duona, čia kaip Joros būtų duona. Kepta. Ir paskutinis dalykas, tai tokie, kaip jie vadinasi, tai nežinau, danelio. A ne? Viso skonio. Tai toks mūsų pirkinių holas. Grįžome jau namučio. Geriame iš Lidlo, nusipirkome mojito, bet žinokit, nepirkit, nes tikrai kažkoks keistas skonis, toks aštrus labai mojito. Bet žinau, išgersime, viskas belieka. Žodžiu, dabar užkandžiaujame biškį ir geriame mojito. Blemba, aš tikrai nežiūrėjau, ten daug kokių vaikučių, nes geri nėra gerai, žinokit, bet kartais galima. Bet čia nėra geras atsipaldavimo būdas, žinokit. Mes žiūrus esam. Na, bet kitaip, mes linksmintis, matai, nemokam. Bet tik vieną butelį tipo. Vieną turą čia tik tiesiogavo. Nereik tau teisinti to. Tai žodžiu. Pasėdėsime, pasiklausysime dainyčių ir, nežinau, leksime gal į miestą. Jeigu Arūnė norės iškus. Nes aš tai visada ready varyt kažkur. Žodžiu, baigiu nusišnekėti. Viskas baigta. Jei nužudysi ją, nužudysi ir mane. Jacobas ją pažymėjo. Jie negali jos nuskriausti. Tas žmogus, kurį pažymė vilkolakis, negali būti skriaudžiamas. Čia jau pati svarbiausia taisyklė.